Pauliau, kodėl mane persekioji? 400 metų. Pagerbtas labai, ne? Dėl to mes žinom apie Romėnų imperiją tiek daug dalykų, tikrai buvo žudomi krikščionys. Dėl to, kad alkani labai visko. Ko gero patys geriausi mieste. Nušvilpinėja 70 000 žmonių. Daug būna žmonių, bet ne tiek. Poli rūmų fasado puošmena. Jaučiuosi imperatorium taip aukštai vaikščiodamas. O, kas čia per bažnyčią viduje? Tragedija artėja, va tas jos čia ir masina. Ir nepaliks tavyje akmens ant akmens, nes tu nepažinai savo aplankimo meto. Seniausias ir svarbiausias Romos forumas. Iškart į galą, įėjimą galą iškart. Pateikti, kad kėdės pašildytų. Savivaldybė. Bent jau Dargi ne vasara. Nu, gali ir bilietus brangesnius biškį padaryti, Jeigu reikia. Gal čia labiau pavadinkime ne masažo, šoko terapija. Čia išlipi ir siena prieš tave. Opa! Įtraukiam pilvus. Šiandien mūsų planas yra. Autobusu pavažiavome iki Švento Sebastiano katakombų. Katakombose mums pagidaus ten dirbantis lietuvis Donatas. Tada pėstute praeisime apie keliu, kiek leis oro sąlygos ir padarysime tokį ratą, prasuksim pro akvedukų parką. Šabo dieną. Taip, neskabyk. Tai Jėzus nedraudė jam skabyti. Kaip tik. Tik kokią istoriją pasakė. Tai reiškia Apijos kelias ir tie Romos keliai mane nustebino, kad jie buvo ne prekybiniam tikslam, bet pagrindinis tikslas buvo kareivių žygiavimų. Quo vadis iš lotynų kalbos išvertus reiškia kur eini. Šitas pasakojimas yra kilęs iš apokrifinių krikščionių pasakojimų. Anot jų, prasidėjus pirmiesiems krikščionių persekiojimams Romoje, Petras, kaip ir daugelis kitų krikščionių, bandė pasitraukti iš miesto. Eidamas keliu, jis vizijoje sutiko Kristų, nešiną kryžiumi ir einantį priešingą kryptimi, tai yra į Romą. Petras paklausė, kur eini viešpatie, quo vadis domine? Į tai Kristus atsakė, jei tu palieki mano žmones, tai aš einu, kad būčiau antrą kartą nukryžiuotas. Petras suprato, kad bandė bėgti nuo Kristaus uždėtos ant jo pareigos, išplatinti krikščionybę Romoje ir grįžo atgal į miestą, kur buvo nukankintas ir nukryžiuotas. Visko jau jam gana, jau jis pamatė Romą, pabuvo ir eina ir va šitoj vietoj, kur ta bažnyčia, sutinka Jėzų. Pateikit arba paneikit teologiškai dabar tai. Tiesiog klausimas. Ar jis visku tampa prieš tai, kai ne visku po popiežium. Nu gerai. Popiežium. Įsivaizduok karjerą. Tu gali aš galvoju, kad padaryti. Petras popiežium tapo kokiais 600-aisiais gal tik tai po Kristaus. Iki tol jis turėjo būti vyskupas. Jis laiko turi. Tai jau antram amžiui meldžiamasi Petrui Pauliui. Tai ant tų molinių lentelių prirašinėta tos maldos užrašytos. Tai čia maldos. Taip. Petrai ir Pauliau melskis už mus, tai parašyti. Bet tai šeškelį, kada, pavyzdžiui, dėl ko staiga taip žydai, staiga Čia ne žydai. Krikščionys. tai Romos krikščionys. Taip. Tai man, pavyzdžiui, sugriovė kai kokius mitus apie katakombas. Aš galvojau, kad katakombos tai buvo, jie gyveno jose. Ir iš tikrųjų jų ieško
Jų ieško ir niekaip jų negali rasti. Eina ieškoti, o ten tokie labirintai, jie ten taip nulenda, kad jų ten neranda. O čia paprasčiausiai ateina iešlovyti, privati valda, nieks čia jų neieško. Jeigu būtų norėję ieškoti, būtų juos radę. Bet va tas mitas jo sugriautas dėl slapstymus ir kad dėl gyvenimo. Jie negyveno juose. Kokios jums mitų sugriovė? Tokį šitą mitą sugriovė. Dar tą kažkaip suvoki, kad jiem tai būdavo atgaiva. Tikrai ne kančios vieta, kaip kad vargšai alkani ir išbadėję, jie ten sėdi ir pasislėpia tamsoje ir kenčia. Bet atvirkščiai, kad tai džiaugsmo vieta, kad jie ateina ten prisiminti savo artimuosius ir švęsti jų gimtadienius. Atsineša maisto, tai yra, kaip piknikas, pikniko vieta. Pagarbaus tokio pikniko vieta. Kokio ūgio žmonės, pasakykit savo versiją? Ne aukštesni nei 1,50 m. Man taip atrodo. Moterys pasirūpys kėdėn, Tomai, tada mes susėsim. Čia taip pagyvensim Romoj, ne? Ir švirbuku ateina. Mūsų sumuštinių šėrė. Čia jo, Brigita, tavo pietai eina. Su mažutėliais mes Su mažutėliais. Kaip šventas Pranciškus. Tai va, pradedam apie jo kelią. Štai kiek piligrimų eina. Paulius čia atkeliauja į Romą juo. Bet tai kodėl jisai neįsilaipina šalia Romos iš jūros, o jis įsilaipina už daug kilometrų ir eina iš tų kelių? Kur čia lūdė? Čia nebuvo gal uosto. Uostas buvo prie Neapolio. Kiek čia kilometrų? 200 kažkiek, 12 gal. Mane užkabino gidės pasakymas, kad etruskų raštai neperskaityti. Kas yra etruskai? Tai tauta gyvenusi prieš romėnų. Jų romėnų kultūra pakilo ant etruskų kultūros pamatų. Jie perėmė dalį apeigų etruskų. Pavyzdžiui, laidojimo apeigos iš etruskų paimtos. Kai kurių dievybių garbinimas. Tik tai vėliau jau, kai susiduria romėnai su graikų civilizacija, tada jau kaip kultūriškai pranašesnė civilizacija perima graikų kultūros įpročius. Bet ankstyvoji įtaka tai buvo etruskų. Ne iš karto suvokiau, kad čia tik krikščionys katakombose buvo laidojami. Aš kažkaip, kadangi buvau įsivaizdavęs, kad ten buvo ir nekropolis, ir tik tai krikščionys vėliau pradėjo juose laidoti. Bet pasirodo, kad katakombose jau buvo krikščionių. Tada kitas dalykas, kad buvo tie laidotojai, kurie būtent kasdavo, prižiūrėtojai, kurie buvo išlaikomi bažnyčios. Taigi krikščionių bendruomenė išlaikydavo tuos, kurie kasdavo tuos kapus, kad galėtų kiekvienas nemokamai būti palaidotas. Nesvarbu ar turtingas, ar vargšas. Tik tai tiek, kad ant kapio priklausomai turbūt tėvai būdavo raštingi ar ne. Būdavo arba tik tai simboliai vaizduojami ant kapinių plokščių, arba dar ir būdavo kažkas parašyta. Taip pat, kad buvo 3 rūšių kapai, vienas nišos, kur būdavo kaip asmeniniai kapai, o po to būdavo dar šeimos kapai, kurie kaip parka būdavo ir tada į gilį jos tenai laidodavo. Na ir kitas dalykas dar, kad laidodavo susukti į lininius ar drobinius audinius ir nedegtom kalkėm dėl higienos. Negesytom kalkėm? Jo. Kodėl? Kad, kaip dezinfekavimo priemonė naudota. -2 aukštai buvo tų katakombų, 12 kilometrų. Vien tos katakombos San Sebastiano. Katakomba buvo kasama ir formuojama kaip korys, su tokiom kaip celėm. Arba kaip žuvies. Arba žuvies kaulo, su atšakom tokiom. Tikrasis apie romėnų kelias. 1, 2, 3.
Tokiai 3 ir nepavyzdžiui. Ir nedėjai. Ir va čia labai matosi išvėžintas rato romėniško vežimo provėža. Kvadriga, ne, jeigu turėdavo tilpti. Toks standartas buvo. Ne, kvadriga tai... Ai, kad kvadrigos 2 turėjo tilpti. Tai laivas, kuriuo Paulius atplaukė į Italiją, atvyko į Neapolio uostą Puteolus. Iš ten į Romą Paulius patraukė Apijos keliu, pagrindiniu miesto plentu. Apijos kelias buvo pradėtas tiesti 312 metais prieš Kristų Romos ciesoriaus Apijaus Klaudijaus iniciatyva, todėl pavadintas jo vardu. Šis maždaug 5-6 metrų pločio ir baigus tiesti 583 km ilgio, kelias grįstas dideliais akmenimis iš vulkaninių uolienų, ėjo į pietryčius ir jungė ją su Brundinzijaus uostamiesčio vartais į rytus. Kas kokie 25 km keliauninkai sustodavo užeigos namuose, nusipirkti maisto, pernakvoti, pasikeisti arklius ar vežimus. Tačiau Paulius tikriausiai ėjo pėsčiomis. Apijaus keliu jam teko įveikti 212 km, dalį to atstumo per Pontino pelkes. Pasak vieno romėnų rašytojo, pastarasis kelio ruožas dėl uodų gausybės ir dvoko buvo labai nemalonus. Maždaug 50 km nuo miesto yra 3 tavernos, kur keliautojai paprastai sustodavo pailsėti. Ir čia Pauliaus laukė iš Romos atvykę krikščionys. Juos išvydęs Paulius dėkojo Dievui ir įgavo naujo pasitikėjimo. Skvarbiu žvilgsniu permetęs į Nedrioną, Paulius prabilo. Vyrai broliai, iki šios dienos elgiausi Dievo akivaizdoje visiškai grina sąžinė. Bet vyriausias kunigas Ananijas įsakė šalia stovintiems smogti jam per burną. Tuomet Paulius jam tarė: tau smogs Dievas, tu pabalinta siena. Tu čia sėdi, kad mane teistum pagal įstatymą, o liepi mane mušti prieš įstatymą. Šalia esantis tarė: tu keiki vyriausiai Dievo kunigą? Paulius atsiliepė: broliai, aš nežinojau, kad jis vyriausias kunigas, juk parašyta nepikžodžiauk savo tautos vadovui. Supratęs, kad viena dalis buvo sadukėjai, o kita fariziejai, Paulius sušuko Sinedrionui: vyrai broliai, aš fariziejaus sūnus ir esu teisiamas už mirusiųjų prisikėlimo viltį. Jam tai pasakius, tarp sadukėjų ir fariziejų kilo barnis ir susirinkimas suskilo. Mat sadukėjai sako, kad nėra nei prisikėlimo, nei angelų, nei dvasios, o fariziejai tos dalykus pripažįsta. Todėl kilo didelis triukšmas ir atsistoję fariziejų pusės rašto žinovai griežtai prieštaravo, sakydami: mes nerandame nieko blogo šitame žmoguje, o jeigu jam kalbėjo dvasia arba angelas, nesipriešinkime Dievui. Įsisiautėjus smarkiam ginčui, tribūnas, bijodamas, kad jie nesudraskytų Pauliaus, įsakė kareivių daliniui nusileisti žemyn, išplėšti Paulių iš jų ir nuvesti kareivines. Kitą naktį šalia jo stojo Viešpats ir tarė: būk drąsus, Pauliau, kaip liudija apie mane Jeruzalėje, taip turėsi liudyti ir Romoje. Dieną slaptai susirinko žydų būrys ir prisiekė nei valgyti, nei gerti, kol nužudys Paulių. Tokią sankalbą padarė daugiau negu 40 žmonių. Jie nuėjo pas aukštuosius kunigus bei vyresniuosius ir pasakė: mes siekte prisiekėme nieko neragauti, kol nužudysime Paulių. Todėl dabar jūs kartu su Sinedrionu prašykite tribūną, kad jis pristatytų jį jums rytoj. Lik norėtumėte tiksliau ištirti jo bylą. Tuo tarpu mes būsime pasiruošę užmušti jį kelyje. Apie šį suokalbį nugirdo Pauliaus sesers sūnus. Jis atėjo į kareivines ir pranešė Pauliui. Tada Paulius, pasivadinęs vieną šimtininką, paprašė: nuvesk šį jaunuolį pas tribūną, jis turi jam kai ką pranešti. Pasišaukęs 2 šimtininkus, tribūnas pasakė: nuo 3 valandos nakties laikykite parengtyje žygiuoti į Cezarėją 200 kareivių, 70 raitelių ir 200 ietininkų. Parūpinkite ir arklių, kad raitą Paulių saugiai nugabentų pas valdytoją Feliksą. Ir jis parašė tokio turinio laišką: Klaudijus Lisijas, kilniausiam valdytojui Feliksui, siunčia sveikinimą. Šitą vyrą
žydai buvo nutvėrę ir norėjo nužudyti. Aš atėjęs su kareiviais jį išgelbėjau, sužinojęs esant Romos pilietį. Norėdamas patirti jo apkaltinimo priežastį, nuvedžiau jį į jų sinedrioną. Radau, kad jis kaltinamas dėl jų įstatymo klausimų, o ne dėl kokio nusikaltimo baustino mirtimi ar kalėjimu. Kadangi man buvo pranešta apie žydų ruošiamą pasikėsinimą į šį vyrą, tai nedelsdamas siunčiu jį pas tave, nurodęs ir kaltintojams, kad jie tau pateiktų prieš jį turimus kaltinimus. Lik sveikas. Kareiviai vykdydami įsakymą paėmė ir nugabeno nakčia Paulių į Antipatridę. Rytojaus dieną jie pasiuntė su jo raitelius, o patys sugrįžo į kareivinę. Anie atvykę į Cezarėją įteikė valdytojui laišką ir pristatė Paulių. Perskaitęs laišką, jis pasiteiravo, iš kokios provincijos tas esąs. Sužinojęs, kad iš Kilikijos, jis pasakė, aš tave išklausysiu, kai atvyks tavo kaltintojai, ir liepė jį saugoti Erodo pretorijoje. Paulius atvažiavo į Jeruzalę iš Efezo, Mileto, kad atšvęstų Paschą su savo tautiečiais, bet būnant jam Jeruzalėje, kai kurie taip pat žydai atvykę iš to pačio krašto, kurie buvo atmetę Evangeliją ir pyko ant Pauliaus už tai, kad jisai skelbė tą žinią, pradėjo kiršinti minią. Kai ir to pasekoj Paulius buvo suimtas, bijodamas arba nuogastaudamas, kad gali būti nužudytas. Paulius pasiprašo, kad būtų teisiamas pagal Romos įstatymą, kaip Romos pilietis, o ne pagal žydų tradicijas. Daugiausia tai jis keliaudavo pėsčias vis dėlto. Paulius laikėsi nuostatos, kad turi dirbti, nors šiaip pagal savo luomą, turtą, jis tikrai galėjo nedirbti ir turėti lėšų. Sunku teikti iki galo, bet panašu, kad kai jisai atsivertė į krikščionybę, tėvas, kadangi jo tėvas buvo fariziejus, jisai kaip ir atstūmė Paulių, uždarė duris, nes Paulius po atsivertimo grįžęs į Tarsą visiškai atsisakė tradicijų. Nes jeigu mes matom, kad iki atsivertimo Paulius turėjo sinedriono raštus, buvo uolus fariziejus, vadinasi, jis buvo auklėtas grinai tradiciškai fariziejiškai, kas reiškia, kad, kaip mes matom, kad ir iš laiško Galatams, kad net negalima buvo sėstis už vieno stalo. Tai jau buvo skaitoma, kad nešvara, jeigu tu valgai draugė su pagonėmi. Tai todėl, įsivaizduokit, dabar gyvena Tarse, tai yra visiškai pagoniškam mieste, šeima, kaip ir daugybė kitų žydų šeimų, visiškai pagoniškoje kultūroje. Kaip jiem laikytis tų tradicijų, jie turi visiškai būti izoliuoti, jie save visiškai izoliuojasi nuo to meto kultūros. Pauliui tapus paaugliu, tėvas jį išsiunčia į Jeruzalę mokytis pas Gamalielį. Taigi vėl jisai yra visiškai pasinėręs į žydų kultūrą nuo pat mažens, nors aplinkui mato pagonišką kultūrą. Ir dabar po atsivertimo grįžta į Tarsą, tėvo akyse visą laiką užaugęs ir saugotas nuo pagonybės, o dabar grįžta ir jis pasineria, galima sakyti, į pagonišką kultūrą visiškai. Galima sakyti, tada susipažįsta, tada atranda tai, kaip žmonės gyveno, ne žydai aplinkui. Ir tada mes matome, kad jis naudoja daug pagoniškų palyginimų, tokių kaip ten sportininkai kovojantis ir siekiantis vainiko ir kitų panašių, cituoja autorius pagonių. Vadinasi, jis tuo metu gilinasi į tą literatūrą. Visam tam kontekste dabar mes sužinome staiga, kad ateina sesers sūnus pas jį ir jam praneša. Vadinasi, vėl šeima kažkurio momentu jį pradeda priimti. Nes jeigu nebūtų susitaikymo su tėvais, su tėvu ar ne, tai to niekada nebūtų įvykę. Kitas dalykas, tai kad sūnus žinojo šitą informaciją, rodo, kad jisai turėjo pakankamai aukštą statusą, buvo pakankamai turtingas ir įtakingas, kad galėtų ir sužinoti tokią informaciją ir prisibelsti. Žinoma, aišku, Romos pilietybės statusas sudarė tas sąlygas taip pat. Žodžiu, tai nebuvo taip paprasta.
Tik tai dėl to, kad jie buvo turtingi, tai pavyko padaryti ir dėl to, kad turėjo Romos pilietybę. Bet faktas tas, kad jeigu jie nebūtų turtingi, jie būtų ir praradę tą Romos pilietybę lygiai taip pat. Tai va ir dėl to Paulius galėjo būti teisiamas pagal Romos įstatymus ir būti saugomas. Įsivaizduokit, kas būtų buvę, jeigu romėnai nebūtų nukariavę Izraelio ir Jėzus būtų atėjęs. Nebūtų jokio kaip ir sulaikomojo faktoriaus, kuris galėtų apginti ir sustabdyti judėjus nuo nuteisimo Jėzaus, nuo nuteisimo Pauliaus. Ir aišku, aš nedrįstu teikti, kad čia taip Dievas viską specialiai suplanavo, vien tik dėl to. Bet, tai tiesiog pribloškia ta mintis, kad vis dėlto kiek tai buvo svarbu. Paulius, kai pradėjo tarnystę, jis ir matė sinagogas kaip Dievo ietį, kaip tą įrankį, per kurį Evangelija pasieks visą pasaulį, tai yra visą Romos imperiją. Tačiau laikui bėgant jis turėjo pakeisti tą požiūrį ir atėjo toks momentas, kai jis visiškai atsisakė priklausyti sinagogai. Tai ir tai jau labai užaštrėjo būtent Efeze šitas faktas, kai daugybė žydų nustojo lankyti sinagogą ir atsisakė mokėti šventyklos mokestį. Ir todėl būtent ir Efeze ir buvo sukurstyti, per įtakingus, atsivertusius į judaizmą, taip vadinamus prozelitus, aristokratus, buvo sukurstytas apkaltinimas Pauliui, kad Paulius švaisto arba pasisavina šventyklos mokestį. Ir dėl to buvo suimtas tuo pagrindu Efeze. Jis laikėsi tos minties todėl, kad jisai nuolatos dirbdavo. Visas dienas dirbdavo, tik tai sekmadienį skelbdavo Evangeliją. Arba šabą jis eidavo iš pradžių į sinagogą. Vieną dieną į savaitę jisai tik tai skelbdavo Evangeliją. Ir dėl to, kad jis nuolatos dirbo, dėl to tokia išvada peršasi, kad jisai nevažiavo raitas ir ne su vežimu važiavo. Tai prasme minimaliai. Jo išlaidos buvo minimalios. Ir tik tai tada, kai jis negalėdavo dirbti, tik tada jam rinkdavo aukas ir siūsdavo pinigus. Kai jisai buvo kalėjime, jis turėjo mokėti už kalėjimą ir dėl to jisai rašo, kad atsiųstų tų pinigų, Ir arba matome, kad dėkoja už surinktas lėšas ir atsiųstas, kad jie jo pasirūpinama. Ir šiaip matome, kad dirbo, ar ne, kad kai susitiko Akvila su Priskile, jie drauge dirbo, matome. Pasakiškai atrodo paveikslas kiekvieną metrą. Ir dar viena asmenybė, kurią būtina paminėti einant apie keliu, tai yra Spartakas. Turbūt visi esame matę filmą ir tikrai esam girdėję apie Spartako sukilimą. Spartakas buvo kilęs iš Trakijos, tarnavo Romos armijoje, galbūt dezertyravo, vadovavo banditų antpuoliams, buvo sugautas ir parduotas kaip vergas. Kautis arenoje buvo apmokytas Batiato gladiatorių mokykloje Kapujoje. 73 metais prieš Kristų šitoje mokykloje kyla maištas ir Spartakas su dar 70 gladiatorių pabėga ir pasislėpia Vezuvijaus kalne. Prie jų pradeda jungtis kiti pabėgę vergai ir armija išauga iki 90 000. Jie labai sėkmingai triuškino Romos kariuomenę, jis bandė apeiti Apeninų pusiasalį ir išvesti belaisvius iš Italijos, bet apsisuko ir grįžo atgal, nes kariai nenorėjo palikti Italijos. Grįžta atgal ir įkūrė stovyklą 200 mylių nuo Romos. Manoma, kad čia pasižymė ir Julijus Cezaris, nes jis sugalvojo planą, kaip nugalėti Spartaką. Naktį Romos kariuomenė apsupa stovyklą, tuo metu ir žūsta Spartakas, paimama 6000 vergų. Pagal šitą Apijos kelią, kas 100 pėdų, buvo nukryžiuoti visi 6000 vergų, nuo Kapujos iki Romos, kad parodyti, kad Romos armija yra nenugalima ir kad niekas jai negali pasipriešinti. Praslinkus kelioms dienoms, karalius Agripa ir Berenikė atvyko į Cezarėją Festo pasveikinti.
Jiems ten būnas nemažai dienų. Festas supažindino karalių su Pauliaus byla ir papasakojo. Feliksas paliko įkalintą vieną vyrą. Kai buvau Jeruzalėje, aukštieji kunigai ir žydų vyresniai kreipėsi į mane, apkaltindami jį ir reikalaudami pasmerkti. Aš jiems atsakiau, kad romėnai neturi papročio pasmerkti kokį nors žmogų, nedavę kaltinamajam galimybės stoti savo kaltintojų akivaizdoje ir gintis nuo kaltinamųjų. Jiems čia atvykus aš nedelsdamas rytojaus dieną atsisėdau į teismo krasą ir liepiau atvesti tą vyrą. Prieš jį atsistoję kaltintojai nenurodė jokio nusikaltimo, kokio buvau tikėjęs. Jie vien tik ginčijosi ir jam prikaišiojo dėl kai kurių savo religijos klausimų ir dėl kažkokio mirusio Jėzaus, kurį Paulius tvirtino esą gyvą. Dvejodamas, kaip išspręsti tokius klausimus, paklausiau, ar jis nenorėtų vykti į Jeruzalę ir ten būti dėl šito teisiamas. Bet Paulius pareikalavo, kad jo byla būtų perduota Augusto žiniai. Todėl įsakiau jį toliau kalinti, kol išsiųsiu pas ciesorių. Agripa tarė Festui, aš ir pats norėčiau paklausyti to žmogaus. Anas atsakė, galėsi rytoj paklausyti. Rytojaus dieną, kai Agripa ir Bernikė atėjo su didelė iškilme ir įžengė į salę, kartu su tribūnais ir miesto didžiūnais, Festui įsakęs buvo atvestas Paulius. Festas prabilo, karaliau Agripa ir visi čia esantys vyrai. Jūs matote žmogų, dėl kurio visa daugybė žydų kreipėsi į mane Jeruzalėje ir čia, šaukdami, kad jo negalima palikti gyvo. Bet aš nustačiau, kad jis nėra padaręs nieko, kas būstų baustina mirtimi. Jam šaukiantis Augusto nusprendžiau jį ten pasiųsti. Tačiau nežinau nieko tikro, ką turėčiau parašyti valdovui. Todėl iškviečiau jį jūsų akivaizdon, ypač tavo, karaliau Agripa, kad jį apklausęs žinočiau, ką turiu parašyti. Mat man rodos neprotinga siųsti kalinį, nenurodant kaltinimų. Tada Agripa tarė Pauliui, tau leidžiama paaiškinti savo bylą. Paulius pamojęs ranka pradėjo gynimosi kalbą. Ką jis pamojo, kaip pamojo? O kaip? Karaliau Agripa, esu laimingas, galėdamas šiandien tavo akivaizdoje gintis nuo viso to, kuo esu žydų kaltinamas, juo labiau, kad tau žinomi visi žydų papročiai ir ginčijami klausimai. Todėl prašau kantriai manęs išklausyti, visi žino apie mano gyvenimą nuo jaunystės, kuris nuo pradžių prabėgo mano tautoje Jeruzalėje. Jie pažįsta mane nuo seno ir jei norėtų, galėtų paliudyti, kad aš būdamas fariziejus gyvenau laikydamas griežčiausios mūsų religijos krypties. Dabar aš čia stoviu ir esu teisiamas už tai, kad viliuosi pažadu, kurį Dievas yra davęs mūsų tėvams. Jo įsipildant tikisi sulaukti mūsų 12 giminių, uoliai tarnaudamos Dievui dieną ir naktį. Wow! Dėl šios vilties, karaliau Agripa, aš ir esu žydų kaltinamas. Kodėl jums atrodo neįtikėtina, kad Dievas prikelia numirusiuosius? Tiesa, ir aš maniau, kad privalau visais būdais kovoti su Jėzaus Nazariečio vardu. Aš taip ir dariau Jeruzalėje, gavęs iš aukštųjų kunigų įgaliojimus, daugybę šventųjų uždariau į kalėjimus, o kai jie buvo žudomi, pritardavau. Visose sinagogose dažnai juos bausdavau, versdavau pikdžodžiauti ir besaiko prieš juos įtužęs persikėjau net svetimuose miestuose. Kai tau užeinam ar pastebėtų, kad čia ne iš pakviestųjų. Tais pačiais tikslais keliavau į Damaską, turėdamas aukštųjų kunigų įgaliojimus ir leidimą. Kelyje vidurdienį aš staiga išvydau, kaip mane ir keliavusius su manimi apšvietė šviesa. Kai tau, čia laiko kažkokia mašina. Aha. Vankalis, Giedriau. Vorą išverti. Tai tu čia.
Tuščiai, kur Susimušė į kelią? jūs dabar lopot akmenėlį, imsit su savim ar kaip? Nelipu, pradėsiu Mano džinsai plyšo kaip stiliovai. per kelią. Nu, Ei, tau. Atvarau ant jūsų, gerai? Pasitikit jas. Žiūrėk, aviganis atėjo, aviganis. Aviganis, o čia kaip tvanas koks. a jūs žinau, kur eina tikriausiai. Kaip gražu, kaip gražu. Šitą žiūrėk, sėdė laukia maisto. Oho. Dar turim? Su mašinu. Galvoju, dalytis. Krenta, žiūrėk. Kaip jisai gražiai. O, jėtų. Galiu tave paglostyti. Nelabai. Ir ką, jau mes nedraugai, jeigu aš neturiu? Ne, tiesiog yra geresnių. Ir yra buvę draugai ir būsimi. Geras. Tai kur mano kitas sumuštinis? Nu, jam irgi įdomu. Kur jo kitas sumuštinis? Ar čia rimtai? Jisai dabar kažką iš ten ištrauks? Ar čia tik vaidina? Tai garsinimas čia. Kol pėmuo sėdi čia nais, jos suks čia ratus dabar pastoja. Žiūrėk. Kokio protingumo. Galvot durnas. Tai bandau paimti vis neduoda. Aš galvoju, koks jis protingas. Jis galvoju, koks durnas, gi jau paėmiau, paleis. Taigi romėniškas, itališkas lietus, tokioj klasikiniai Apijaus kelio vietoj, kaip ir įkalinti dabar. Dokumentysiu šitą situaciją, užrašysiu. O tai tu turi tą skėtį? Tai vakar. Nu tai ko, tai einam tada. Brigitai, gi nereikia. Ai, tu tai išdžiūsim, grįšim namo ir išdžiūsim, karštas vanduo yra. Čia kaip mes, žinai, Įsikišim. vieni bijo šalčio, kiti lietaus. Brigita lietaus nebijo. pavyzdžiui. Tik šalčio. Tik šalčio. Jau šunys užleido. Žiūrom, kas bus. Atvaro jas į čia, ne? O, paklydusią vieną. Pažiūrom šitą darbą. Praėjo viena ir visos bėgte varo. Ai, va, kur jos varo. Ai, tu savo kaip gražiai. Oi, oi, oi. Ir tave. Šių namo. Namo. Da, ne viskas. Kiek čia jau, bet kiek čia jau jų. Nu, sargybiniai aviganiai šitie. Va, bačkis mano, bačkis. O,
kalasi, be ragų, da, paaugliai. Ar jums yra kirtęs baronas? Ne. Tu lygiam laukia pievoj, nėra kur nei suoliuko, nei kėdės, nieko, nėra kur pasislėpti. O jis įsibėgės atvaro į tave ir greitėja. Tu atrodo jau žengi tą žingsnį, kad jisai posūkį padarytų, nukristų jo greitis. Nukrinta, vis tiek gauni gerai ir vaišti. Kai, tai čia mums šau kažkoks, žinokit, žirgai. Ai, tai ta šuva parvaro arklius? Taip. O, ba, geras. Ir kitą žiūrėk jau laukia pasilenkę. Kaip gražiai. Bet tai ir arkliai klauso. Da, va, kokio grožio. Oho, kai arabiškas. Grakštus, o čia konsulas. Konsulo savivaldybė. Čia gal jį nuomoja turistai. Bet tai kokio dydžio namus stato? Ne Londono dydžio. Kiek akvedukui metų šitam Zitulė? Akveduota Klaudija. Pirmas. 2000 metų akvedukui. Tokiam aukštį pakelto kolonos ir vanduo užmaitint Romą. Va. Oho, srautelis. Atspėkit, kokio dydžio tenai vamzdelis. Toks, toliau. Kokio dydžio tenai pratekėjimų vamzdelis įdėtas. Bet nesakyk. Net tas dangus toksai pilkas. Čia žiūrisi. Pasirenki. Čia migdolai. Taip, čia O ką su jais daro? graužia. Nuskink vieną. Nu, kaip. Jos sugraužia pirminai. Jau radom ko valgyt. Migdolų ratai. Namas neprižiūrėtas, bet bonzai prižiūrėti. Čia Vau. gatava picerinė Giedrių. Net nelabai reiktų ir investuoti. Kaip šitie dvarai man gražu. Ir tai gražu. Nu. Su balkonėliu, klausyk. Į akvedukus. Bet toks vaizdas, kad tik ten ir gyvena, toj vienoj. Jo. Čia visur. Čia pusė namo tik tai, o tai taip sulindo po žemę. Žemės pakilo. Gal jau jį čia leido, nesgi jau iš tolys ateina. Čia prakiuro jam vamzdis ir paleido. Ne, tai žemės pakilo. Ir jis žemai buvo. Nu tai čia žemais buvo, žemai. Bet čia statinys tai rimtas, ne tik kad tau kaip siena. Labai rimtas. Žiūrėk, kaip išdėvėtas.
Mhm. Taip, čia yra mastelis to vandens. Šimtas 40 metų prieš Kristų, 90 km ilgio. Nu, matai žemė. Roma į ten. Ir visi akvedukai veda į Romą. Ar mes galim praplėsti tą posakį? Jo, būtinai. Iki tiek. Jeigu kas nors sakys, visi keliai veda į Romą, tu dadėsi. Ir visi akvedukai. Visi vandens keliai. Ir jie sakys, oho, čia turbūt buvę Italijoje. Kad taip gerai žino. Iš viso buvo 12 akvedukų vedančių į Romą. Ilgiausias buvo šitas 91 km ilgio. Wow, aukštis. Viskas, aš toliau nežinau. Ekskursija visą baigė. Baigėm jau dabar, žinot, patys kur eit. Mano laikas baigėsi. Jo, ir tada grįšim į terminį. Jo, mums reikia šiandien terminį, to steiko paragauti. Kaip tik per lietų pats tas jisai. Mumgi namo nieko nereikia. 80 sėdimų vietų eiliai. Duonos su žaidimu. Ar gali čia būti originalas? Aukodavo gyvulį dievams. Kad pagerinti susisiekimą su Roma? Kupidonas ir psichė, bet kas tas psichė, tai nežinau. Tai net gal Roma nelabai gali pasigirti kažkuo tokiu, kas yra čia. Amfitritė Neptūno žmona. O čia jį traukia jūrų arkliai. Kad būtų sklandus grūdų tiekimas į Romą.